Apšvietimas tavo. Apaugęs. Nu, čia, na, žinok, pasirinkimo nėra. Apauga viskas čia dulkėmis, ne vien jūsų automobilis ir objektyvas. Saulius Jurgelėnas, Benedikto Vanago šturmanas. Keli komentarai apie pastarąsias kelias dienas ir kokios nuotaikos. Dienos tai tikrai sunkios buvo. Ką, nuotaikos toliau kovingos. Važiavom pasiekti finišo, tai tą ir darysim. Dabar, manau, svarbu susidėlioti teisingą tempą. Tempą jau lyg ir vakar pradėjom jau atrasti, tik tai visa bėda, kad šiaip turėjom techninių gedimų, kastis turėjom ir dažnai stoti valyti langą, nes apeidavo fešvešo dulkėm. Šiandien, manau, pradžia bus tikrai gera, bet paskui manau, bus sunku, nes bus labai daug fešvešo ir turėsim tankiai stotis valyti stiklą, nes jisai prie jo labai limpa dulkės. O kas tas fešvešas, dar trumpai žiūrovam, papasakykit? Tai labai smulkios frakcijos dulkės, kurios vos ne panašios į purų cementą, bet jeigu jį sutrumpuoti, tai jisai tampa tikrai labai kietas. Tai važiuojant, jeigu smėlio ar dulkių praktiškai prieki mašinos niekada tu negali užsimesti, tai važiuojant per fešvešą jis elgiasi kaip praktiškai vanduo, nes dar mašinai neprivažiavusi pasikelia dulkės ir netgi bangos po fešvešo užsipila visą mašiną. Tai natūralu per visus plyšius ir viduj mes jo kvėpuojam, sunku matyti, o šiaip valytuvai veikia taip kaip nuo vandens. Jo tikrai daug, jisai landus ir užklimpti tai yra blogiau nei užklimpti smėlį. Iš smėlio išvažiuoti lengviau nei užklimpus fešvešą. Vakar vieną kartą teko užklimpti fešvešą. Kaip pačio ir Benedikto fizinė savijauta? Išsekimas yra, nėra, jaučiasi, nes karštis didžiulis automobilyje, dykumoje karštis, visur smėlyje didžiulis? Na, sakyčiau taip, kad trasoje tai tikrai yra sunku. Tikrai yra sunku. Išgeriam tikrai labai daug vandens. Aš vakar bandžiau mintinai primesti, bet nežinau, po kokius 5 litrus, kurį laiką negėrus bandėm vandenį taupyti, tai tikrai savijauta prastėja gana sparčiai. Tai vandenį vartoti būtina. O šiaip fizinė savijauta taip, nusikalam per dieną, tai šiandien atsikėliau, lyg ir vėl pailsėjęs, nors ir kelias valandas numygęs. Ačiū Dievui, greičio ruožas šiandien neilgas, tai manau gal per daug nepavargti. O kiek tenka pamiegoti, va taip, pastarosiom naktim? Pastarosiom naktim po kokias taip 4-6 valandas tame tarpe. Nu ir aišku, tas miegas nėra tiek kokybiškas aplinkui. Burzgėja generatoriai visokie, kala kuvaldos, lygina detalės. Dar kas nors, ypač jeigu įsijungia variklį kokį patestuoti, tai tada tikrai prabundi prie jau tokio bendro fono lyg ir įpranti. Bet kažkodėl šiaip miegas ne iki galo kokybiškas. Namie mėgo čia visai. Gerai, sėkmės šiandien, laukiamės šiandien.